Esu Edvardas Tamošiūnas. 2022 metais gavau Šiaulių jaunojo menininko stipendiją, kuri buvo labai gera paskata kurti jau seniai svajotą sena fotografijos technika žmonių portretus. Tad kaip idėją šiem portretams sugalvojau projektą Auksiniai Šiauliai. Šio projekto esmė buvo parodyti Šiaulių mieste ir šį miestą kuriančių žmonių veidus, kurių nesam įpratę matyti televizorių ekranuose, socialiniuose tinkluose, užimančių vadovaujančius postus, tačiau darančių kažką svarbaus šio miesto labui ar prisidedančių prie kolektyvinio gerumo. Geros draugės žodžiais tariant, žmonės, kurie stengiasi palikti daugiau, nei rado. Sunkiai užduotis buvo šių žmonės surasti ir prikalbinti nusifotografuoti portretui. Tačiau tas, kas ieško, tas ir randa. Teko labai daug bendrauti su žmonėmis ir klausinėti, ar jie turi tokių žmonių aplinkoje, kurie jiems yra labai svarbus, neįsivaizduojama jų kasdienybė be jų, ar rodantis savo atsidavimą. Technika, kuria padaryti šie portretai, yra interpretuota oro tone vaizdo gavimo technika. Retai naudojama 20-ojo amžiaus ankstyvoje pradžioje. Norint sukurti šį šviesai jautrų pagrindą yra liejama šviesai jautri fotografinė emulsija ant stiklo, daromas kontaktinis atspaudas ir ryškinama fotolaboratorijoje, o galiausiai paauksuojama. Tad šioje Auksiniai Šiauliai parodos dalyje matote portretus, kurie yra papuošti auksiniu fonu. Pačiam nėra tekę gyvai matyti šią techniką padarytų darbų, tad tai buvo puikiai proga įgyvendinti savo svajonę. Žadu šį projektą tęsti ir sukurti dar daugiau Auksinių Šiaulių vaizdų.